Tai ką, treneri, tokios išvartos lygiosios, bet turbūt nesat nusivylę žaidimu. Gražiai žaidė bent jau antrą kėlinį. Komanda nelengva buvo šiandieną susikoncentruoti. Vis dėlto sėkmingas buvo praeitas turas. Ir matėsi, aišku, vėl tos pačios mūsų, tai ne bėdos, tai galim pasakyti pozityvus dalykai. Mes pralošinėjom ir esam pajėgus ir išlyginti. Aišku, biskis sėkmė čia mums neįmušė 11 metrų. Ir patys, taip sakant, to klaidelę pasidarėm tokioj lygioj vietoj. Aš manau, kad tos lygios atspindi komandai. Galbūt būtų skaudu, jeigu mes, aišku, pirmą kėlinį jie aktyvesnė buvo, antrą kėlinį pasirodė mūsų toks pranašumas. Mes biskį presingą sužaidėm, atsiskleidė biskį žaidėjai, man atrodo, kaip individualiuose veiksmuose įsprendėm 2 įvarčius, o galėjo būti ir daugiau. Ir jie galėjo mušti. Praktiškai, man atrodo, tokios sėkmingos lygis. Bet šį sezoną turbūt kažkur esate išsiauklėję tą dalyką. Nors ir pralaimi, vis tiek komanda kovoja, charakterį vis tiek turi komanda. Matot, charakterį galima turėti, aišku, bet ir galimybės leidžia situacijas, kai ateina tokios, gal viskas žaidėjų individualiuose veiksmuose, mes viskai kažkur pasiruošime neblogam. Jie tokie viskai jėgelės daugiau buvo. Iš pirmės komponentas laimėjom 2. Matėsi, kad mūsų žaidėjai, nes žaidėm dar prieš vėją ir gavosi toks pozityvus reiškinys, aš manau, toks pastovus vyksta. Ir aš manau, kad tai parodė komandas, reiškia, jinai yra komanda. Yra dvasinis dalykas, yra vyresni žaidėjai, viskas yra normalu. Ačiū, treneri. Ne, aš ką.